Važiuoju dar su dviračiu ten, kur nebuvęs. Šiaip peškom daeidom, bet dviračiu praeitą kartą buvau, bet dabar važiuosiu dar toliau pasižiūrėsiu. Oras geras, ne karšta, saulutė šviečia. Gerai važiuoti, vėjas į nugarą. Po kairėje labai gražios aukštos palmės. Įsijungiu navigaciją, dabar bandysiu važiuoti čia. Žiūrėjom, kas čia yra. El Francés, zona comercial, Comarruga. Važiuojam Comarruga centras. Žinau, kad Comarruga prie jūros. Ispanai pietauja. Alučio išgeria. O po to į darbą. Vokiečiai po darbo restoranuose, kavinėse lankosi, išgeria alaus ar dar kažko tai. O ispanai ir iš ryto ir per pietus. Jų pietus būna ilgi. Tai kur dabar Roda de Bera netinka, Comarruga po kairį. Šičia, gerai, važiuojam šičia. Ten jau mes buvom, čia dar nebuvom, važiuojam. Tai koks įdomus siauras tunelis. Nu, neparodyta, kad praėjimo nėra, ar draudžiam, eisim čia. Net įdomu. Čia mes su dviračiu įsiteksim, ten kažkas per vidurį lekia. Įdomu. Bet čia tai geras. Ar aš tilpsiu? Net už vairo laikyti negaliu. Čia tik ispanam arba vaikam laipė. Dar reikės man atgal, tai aš nežinau, ar aš čia išlysiu. Nu geras. Atrodo tilpau. Atrodo dar. Opa. Laiptelis. Virš. Aš čia posūkį išimsiu. Ar dviratį reikės čia palikti. Išlindau. Geras. Čia buvo geras. Nepažiūrėsim prie jūros čia. Paplūdimys. Šunim negalima, žvejot negalima, futbolo žaisti negalima, praustis negalima. Ir dar kažko negalima. Štai atvažiuoju, paplūdimys. Francė vadinasi, o bangos kokios gražios. Žmonių nėra. Važiuosiu toliau iki sekančio uosto. Važiuojam toliau, žiūrėti. Bet čia tai gražu, nieko nepasakysiu. Įdomus išvažiavimas. Tiesiog į paplūdimį. Nors mano iš tikrųjų tikslas yra dar kemperių vieta šiek tiek toliau. Gal ne taip arti, bet su dviračiu aš davažiuosiu, pasižiūrėsiu El Vendrell. Pasižiūrėsiu. Dviračiu ir nevažiuosiu. Toks fainas paplūdimys. Pats tas laikas. Visai paplūdimiai tušti. Visiškai. Tokia augmenija gyvūnija yra. Šioje atkarpoj. Morenų yra, ungurių, spalvotų žuvų, medūzų yra.
paukščių įvairiausių. Čia informacinis namelis, ko gero. Čia žemėlapis paplūdimio. Važiuosim toliau. Statybose žmonės dirba. Jie tos jūros gal nemato, kai dirbi. Taip. Pasižiūrėjau, kur man čia važiuoti, 10 km naviguoja. Gerai, važiuosim 10 km. Nežinau, davažiuosi, nedavažiuosi, pabandysiu. Nuosavi namai. Praktiškai važiuosiu visą kelią pajūriu. Visai smagu. Čia juodukai prekiauja kažko, ko gero. Kad būriuojasi. Nekeitė daug jų, bet jo, jis čia prekiauja. Visokiais menkniekiais. Jie būna pasideda ant tokio maišo, jeigu nelegaliai prekiauja. Tai policija ir jiem kažkas praneša, jie tą maišą tik suvynioja ir visi daiktai maiše ir visos prekės paslėptos. O, garsiai kalba ispanai. Girdėti juos iš toli. Kaip biškai pristabdyti, nes visi žioplinė dar iššoks. Kaip jie vienas kitą supranta, visi kalba. Kiek ten tų žmonių yra, visi kalba. Čia laivelį, ne tai, kad jachta sudėta, uždengta nuo saulės. Čia tiltelis per kažkokį upelį vandens, ko gero, tai yra drėgna vieta. Čia natūralu, kažkas natūrali. Biškį pristabdyti. Įdomu čia pavažiuoti. Šis sezonas baigėsi, tai smėlio užvežė. Pamatyti po dešinį kiek smėlio ir traktorius lygina. Nes po vėjo, po bangų išplauna. Paplūdimiai lieka duobėti, tai užveža smėlio, išlygina. Paruošia sekančiam sezonui. Bet ar ne per anksti? Žiemą dar, man atrodo, irgi bangos būna nemažas. Pamatysim. Kieme baseinas ganėtinai aukštai. Na jo, viešbutis. Čia restoranas. Pliažas La Calefey. Toks miestelis, nežinau, darbininkas kažkoks tai. Čia Pescador, čia žvejys Calefey. Paminklas buvo. Europiečių pensininkai žiūrų, sėdi kavinėse, geria alutį, kavą geria, daugiausia alutį gal. Alutį, vyną. Pagrindė pensininkai. Prie jūros,
šaltų metu atvažiuoja į Ispaniją. Puiku, geras gyvenimas. Kas Ispanijai patinka, o kiek važiuoju, tai praktiškai kiekvienam jūra yra prieinama. Tai pėsčiųjų takas, iš karto jūra, kada nori gali eiti išsimaudyti, pasižiūrėti jūros. Toliau kelias yra ir viešbučiai namai. Tai tokia erdvė, laisvė, Ispanijai labai patinka. 10 kilometrų jau važiuoju palei jūrą. Gali toli važiuoti, net nejauti. Labai malonu važiuoti. Ar kas sportuoja, ar dviračiu važiuoja. Labai malonu. Čia atvažiavau, bet aš nematau jokių kemperių stovėjimo vietos. Kaip nekeista. Reikia sustoti pasižiūrėti tiksliai telefoną. Park for night. Arba šiek tiek toliau. Jo, va šeši kemperių vietos. Bet labai jau mažai vietos. Labai jau mažai vietos. Nepalygint su ta vieta, kur mes buvom. Prie jūros ne taip paprastai išeiti. Nu jo. Nugrįžimas 17 kilometrų prieš vėją. Nu, bus reikalo pavažiuoti. Bet iš esmės laiko yra. Nu, vėjas didelis, stiprus. Išvažiavau iš Pajūrio, nuo Pajūrio važiuosiu dabar siaurom takelį miestu. Įsižiūrėsiu, kas čia. Šiandien labai fainas gatvelis. 22 laipsnių temperatūra oro. Einam prie jūros pasidėti, pasimsim kėdės. Vakar buvo vėjas nuo jūros, tai taip nemalonu. Šiandien pasižiūrėjau nuo žemyno. Tai jei sėdėsim prie jūros, tai neturėtų būti blogai. Ein, turistai. Į tunelį. Mes pamiršom, kad ir traukiniai važinėja, nes tyla nepravažiuoja. Šiaip tai jie dieną dažnai pravažiuoja. Šuo pirmas lekia prie jūros. O, jiems saulutės pasikaitysim, bet gerai. Good morning.
Čia daugiausia vokiečių. Atvažiuoja vienas kitas ispanas, prancūzas, olandas žiūrėjom, vienas švedas, bet pagrindė vokiečiai. Šilta, ne? A čia gerai. Šilta saulės. Ir šitai visi vokiečiai. Yra prancūzas. Tarpe. Tam šiek tiek toliau. Toliau? O, jo, ten nebūna žmonių. Na. Tai gal dar šiandien išsimaudysim, kai iššilsim. Nu, taip gali būti toks vaikas. Paloji. Gal duoda čia palot? Gerai. Šiltas vanduo šiandien. Šilta? Ne, tai visada bara. Dabar saulės gal labiau šilčiau, tai todėl ir... Mėgsta tokia spalva. Vaikščioti. Vanduo šiltas. Žiūrėjau, buvo 24 laipsniai. Gerai. Smagu. Toks šaliukas. Ai. Jis nenori. O, tai kaip tu čia? Nenori? Tau gerai ant krantų kalbą? Ai, kaip gerai, kaip tai kaip gerai. Dama su šuniuku.
para proteger todo los muebles y estamos bien. La gente está muy contenta y así hablan, que están contentos, que este cambio no creían que fuera tan rápido, pero que así lo estamos haciendo 14 años ya en el mercado. Venga, llama a Renault Edons, marca 93 712. Pertraukėlė. Dabar mes ant sienos Prancūzija, Ispanija. Apsipirkom, ko nedapirkom. Ponia geria kavą. Ponia Ant laiptų. ant laiptų geria kavą. Pasistatėm navigaciją, sekantį stotelį iki Prancūzijoje kuro kolonėlė. Automagistralė baigėsi, tai ten pigiausias kuras būna. Ten 25-30 centų skirtumas. Nu, ir toliau netoli Šveicarijos. Ko gero nakvosim. Pažiūrėsim, kaip važiuosim. Cukraus daugiau, ne? Tau prie ai, net su bulkute. A ne, dabar su buterbradu. Biškai daugiau gali dėti nieko. Šiandien nieko labai saldu šiandien. Prašau, žindytis. Apdirbėjau šoną tavo. Na štai pusė Šveicarijos įvažiavom, kažkur netoli Berno randamės. Kavos pagėrėm, šiek tiek užvalgėm. Oras ne kaip Ispanijoje, taip jau ir vėsoka. Čia aikštelė kažkokia tai daro, stovėjimo, praplatins. Susitvarkėm, važiuosim toliau. Anisi įpylimo pastebėjom įdomus užrašas. Tyras negazuotas stalo vanduo.
iš Druskininkų. Kažkas jau čia buvo, kažkas jau pildėsi vandenį. Čia geriamą vandenį. Užlipdė Šveicarijai. Druskininkų tyras mineralinis vanduo. Tada tu pasižiūrai, jeigu nudilo vieni, paėmė jau skaitys jas vietos. Tai kad čia jau lydį šiminė. Šafhausenas. Mūsų kemperis irgi šitos vietos. Išvažiuokite iš žiedo antru išvažiavimu. Po dešinį. Praeisiu, pasižiūrėsiu kainą. Kokie modeliai. Neįsirengiu, gal nesušalsiu, pasižiūrėsiu. Nu, nešauta. Tavo raudonas skuduras nukritęs. Čia kur galima kemperius Vokietijoje nusipirkti. Miestelis vadina Štokai. Mūsų kemperis irgi iš čia. Vaikščiosim, pasižiūrėsim, kokios kainos. 97 000, Delfin Bürstneris, 22 metų. Štai tokios kainos. 87 000, vienas su tokiu pakeliamu. Liekabos, vienoje pusėje priekabos. Čia 241 000, kas čia kur B klasė. Himeris. 5,5 tonos, irgi autobusas 400 000, 7,5 tonos. Žiūrėsiu, priekabas kiek kainuoja, 25 000, 35 000, o kiek svoris čia, iki 2000 kilogramų. 33, 35, ar šis naujas noriu pasižiūrėti. 24 metų, 7,5 metrų ilgio. Čia mes patys pirkom savo kemperį. Mes apvažinėjom daugiau. Aplinkai apvažinėjom, pasižiūrėjom, kur kas. Nu, čia radom. Čia daug kur yra. Kemperių pasirinkti. Gali 3, 4, gal daugiau vietose buvom pasižiūrėti. Nu, mes čia nusipirkom. Gerai. Jau iki namų liko 40 km, ir mes praktiškai vietai. O šičia ko gero nupirktas, nes mūsų irgi šiandien stovėjo po to jau, kai dokumentai buvo pildomi,
kurį laiką čia stovėjo, paruošiama buvo.